nepagauna. O kaip šokinėja Teletabiai ant kamuoliuko parodė? Kaip šokinėja? Mokat šokinėti? Taip. Taip, kaip parodė. O, dabar į kitą pusę. Oho, kaip moka ir Viktorija, ir Teletabiai moka. Dar į mamą parodė, kaip moka. O, bam padarei. Neskubėk. Oho, kaip tu moki, aš tai taip nemoku. Dar pašokinė. Oho, kaip toli nepavargai. Nu tai duosi. O kas mamai paduos? Duosiu papą. Duok paduosiu tada. Ne. Nu, Vikūlė. Kas tu mamos? Meilė? Tėtis. Tėtis meilė. Tėtis. O mamos? Tėtis. Ir mamos? Tėtis. O ką šiandien sapnavai? Mama ir tėtis. Ir mama ir tėtis. Ir mama ir tėtis sapnavai? O darželį buvot lauke? O kokią dainelę dainavai šiandien darželį? Įpėdyta. Ką? Kokią dainelę? Patinka žvėja, kad kašiukas žvėja, tas vaikas, mūsų svatai dainuoti. Oi, kaip gražiai tu moki dainuoti. O kokią dar moki dainelę? Patinka žvėja, kad kašiukas žvėja, mūsų svatai dainuoti. O tu gaideliai moki? Taip. Padainuoti. Dugidai, patuzinų kūja, divistelė, į majun veza, uozimai, aš kauki kavojo, o sitėsi, uoskitelė, Nitusijojo, mūsų maise, uodas pantis nesa. Saulė vyja, manis sėdis teka. Valios. Aišku, man dabar pasidarė staiga. Ten tiltas, kad katinėlis galėtų pereiti upelį. Na, čia jam dabar labai įdomu naujiena, bet jau tu neturėsi kol kas šitos knygos, nes jau kai knygos mūsų naujos. Dabar mes su jumis pasižiūrėsim paskutinį kartą į senas knygas. Gerai? Pažiūrėsim paskutinį kartą į senas. Emilė, ateik ir atsisveikinsim su geltonom knygutėm. Viskas, pabaiga. Emilė, ateik čia. Emilė, tu visą laiką man apsuki šitą nuotrauką. Nedaryk taip. Ar matai, kur mano dėžė? Ar matai, kur mano dėžė gyvena? Patar, šitą dėžė. Žinai, kas ten? Kas ten pas mane sėdi toj dėžė? Pasakyk visą nuotrauką. Kas po kėdė šitoj dėžė sėdi? Ką? Pasakyk. Emilis, taip? Emilis dėžė pasakyk. Sėda? Eisi? Aišku, kad ne. Nu, ir šiandieną jau... Atsuku ir atsuku. Čia Emilis ateina man ir atsuka visą laiką tą kitą. Jam taip patinka matyti. Bona, kai vyšnė. Taip, tetutė kartu ateis. Labas. Labas. Pažįstami jūs? Mano gražus. Jie dabar savo kelnes parodė, kokios gražios.
Iš kur tokias gražias gavai kelnes? Aštuonkolis aš esu, šioj mokykloj gyvenu. Labas tau, Emilį aš sakau. Paklok rankytėm aštuonkojui. Nemokam. Kodėl? Emilį, kaip čia dabar tai? Pamiršai, kaip rankytėm duot? Ai, tai knygos naujos negausi. Ai. Kas neploja rankytėm, tas knygutės naujos negaus. O, kiek norinčių. Nagi. Kažką ten daro rankos. Paklok rankytėm, aštuonkoja. Aš ir tu draugausime abu. Pasakėlių daug žinau, jas visas pasieksiu tau. Aš ir tu draugausime abu. Dainuok su vaikučiais. Paplojam rankytėm visi. Oi, koks gražus megztinis. Kaip gražu. O dabar atsiverskim knygutėse. Pačią paskutinę dainelę. Aš tau duosiu. Šarnas. Kur šarnas? Va, paukštelis. Viktorija, paukščiuko. Kur paukščiukas atskrido? Kur paukštelis, ieškom. Kur paukštelis? Kur čiukčiai? Kur karka? Pasižiūrėk. Ai, nerandam. Paukščiukas. Aha, jis ant šerno. Taip ir nelabai matosi šalia šernio. Bet yra dar vienas gyvūnėlis. Nežinau, kaip jau vardas. Kas čia toks? Aš tai nepažįstu. Emilį, tu pažįsti, kas čia toks? Barsukas čia, taip? Oi, koks tai paukštis, tas žvėrelis. O čia tai kieno maistelis? Kieno maistelis čia? Kas vardas maistelis? Vovelytės maistelis. Kieno dar? Aš žinau, kur nors kitas. Riešutukai yra visi šarnas. Oi, koks šarnas. Šarnas mėgsta gėlės. Bet štai dabar ką papasakosiu, žinai. Dailininkas piešė visą knygelę, spalvino, ar ne? Ir tiek spalvyčių, ir tiek gražių spalvyčių visur. O štai čia žiūrėkit. Neužteko spalvyčių dailininkui. Nuspalvino tik tai čia, taip, žvėrelius visus, o eglutėms jau nebeliko spalvų. Eglutės baltos, šalta joms. Ar reikėtų padažyti spalveles, surasti žalią pieštukėlį ir paspalvinti truputėlį? Mes paspalvinsim visi gerai. Eglutės, paspalvinsim eglutės. Čia jau pradėjome mes su vienais vaikučiais. Tuos spalvinti, tai mes su jumis trupučiuką pašoksime. Ar pašoksim gražiai? Pašoksim. Taip kaip visi šitie žvėreliai susirinkę. Jau taip gražiai šoka. Jau taip gražiai šoka, jau taip kojas kilnoja, kad ojojojojoj, mes tą patį padarysim. Stojam. Pašok.
Оп, оп, jai patinka ši dainelė, tai prašau. Op, op, jai patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodama dainelę. Prašau, op, op, einam sau, pasiėmėm į kelią ir einam, apsitrepsim kojom. Aha, jai patinka ši dainelė, patrepsėk, trep, trep. Jai patinka ši dainelė, patrepsėk. Jai patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodama dainelę, patrepsėk. Einam! Pavyko! Raštų kojas kartu balsiai balsą rodo savo dainuoja. Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę tu paplok. Išmokom plokti? Dar išmoksim plokti, dar kartą dainuosim tą patį, gerai? Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę tu paplok. Ar išmokom? Nu, paskutinį kartą tada gerai? Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę tu paplok. Pavyko, ar ne? Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Oi, kaip mirksim ritmiškai. Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Gražu. Taip, dabar mes visi taip ir padarysim. Nes štai dabar šitą kvaksiuką gražų duokit man vieni savo rankytę. Va, ant trečio pirščiuko užrišti. Va. Na ir sulenk pirščiukus. O, ir dar sulenk. Nu, paplokšėk. Aha, pavyko. Aha, gerai, tai knygos tau nereikia. Taip, gerai, naujas vaikas atėjo, duosiu knygą kitam. Ate. Oi, mamytė. Ate. Ate, ate. Ar pavyks mums papliaukšėti dabar? Augiam tada reikės pliaukšėti. Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę tu paplok. Pavyko? Dar pliaukšėsi. Garsiai visi. Patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, tai paplok. Jai patinka ši dainelė, pasiimki ją į kelią ir dainuodamas dainelę tu paplok. Lia, kaip gerai pavyko. O, kaip